šiluma traktoriai visiškai bėdos. Kelbos! Labas rytas, mergaitės! Hola, mi amorita. Hola, señoritas. Hola, mi amor. Hola, soks. Kaip matėt, nuvertėm vieną eglę, supjovėm po 12,6 pėdos, nes toks yra ilgis pjūklo stalo. Tai iš šitos eglės gausi 3 rąstai. Iš tų, kur kažkada seniai nupjovo, gal net ir nerodžio, supjovom dar po 4. Tai jo, visai nemažai, čia 3, 4, 5, 6, 7 rąstai. Atvažiuosim, sustumsim visas krūvas į vieną krūvą ir padegsim didelį laužą, ką padarėm ir su šitom 2 eglėm. Turim 1:30, tad einam pietaut, kaip outdoor boys pasakytų. I'm starving, let's get some meat. Einam atsivarysim traktorių. Kaip matėt, vieną medį, ne ten išpjovo, biškį padarėm kažkaip. Arba ten išpjovo padarėm, bet ne taip pjovimą darėm, žodžiu, ne iš tos pusės. Tai pastrikdinom į vieną eglę, bet nieko. Traktorių atsivarysim, pastumsim medį tą į kitą pusę ir pastumsim krūvas dar į ugnį. Ai, dar reik vartus pirma šiaip atidaryti jis tai. Kitaip tai kaip tu čia išvažiuosi žadi. Vakar Dezas sutvarkė pavaras, įdėjo ten kažkokį varžtą, tai žodžiu pavarikiais viskas super veikia. Smagiai junginėjasi, aišku, dar čia biškai tik nesutvarkyta. Kažkur paneliai čia, nes kondyšas kažkaip nelabai veikia, šilumėliais nepučia. Biškai ant greičiai dirbom, kad sušilt, nes iš namų išėję ir vakarėję jau, tai truputį atšalinėja irgi, tai šiaip šalta visai, bet dabar jau sušilom. Nu. Visi į gaziuką paminkyt,
Bum. Tegu biškį pašyla. Tai jo, tie 2 paskutiniai medžiai, kuriuos nuverčiau, tai grinai į malkas, nes jau sutrūnyja iš vidaus. Ką tik parbėgau į namus, kamera biškį rasuoja, ne viskas normaliai. Žodžiu, su šiluma traktoriai visiškus bėdos. Atrodo, kad kandiškiai pajungta. Ant tiek šalta, o lauke minus 17 jau. Tai ant tiek sušalau, tiesiog parbėgau pasatęs traktorių. Gerai. Žodžiu, suvežėm visus pjaunamus rąstus ant lentpjūvės, ant pjūklo stalo. Ką dar? Viskas, ko nepadarėm šiandien, tai sunešti visą firewoodą į namus, ką ten pripjovėm. Viskas tenka rytoj, atsiprašau. Einam šildytis ir iki rytojaus. Čiau. Labas rytas, pirmadienis, gruodžio 22. Šiandien turi minus 19 ryte, viskas apšerkšnėje, bet dangus tai negiedras, kaip turėtų būti prie minusų tokių. Kauris šiandien dirba kaimynams, dirba Breisis fermai, kažką reikia padėti ten jiem. Žodžiu, didelį fermą turi apie 1500 galvijų. Neskaitant bulių ir šitų telyčiukų, mažų beibių. Mūsų šiandien darbai yra pašert karves 5 ruliais, nes vakar buvom nuėję ryte patikrint, kiek karvės turi rulių. Tai panašu, kad daug žiauriai tiesiog išdrasko tą rulį ir palieka žiauriai ant žemės. Paima su burna ir greičiausiai numeta ant žemės. Šeriam 5 ruliais. I want to break up. I'm sorry. You know I love you. But love just isn't enough.
Kebos! Labas rytas, mergaitės. Tai tu, kas jums šieno atveži? Traktoriai, sakau, ant tiek šalta, kad net matos. Net barzda apšalus. Kojo sušalusius belia kaip. Žodžiu, pasigalandam peilį, einam šieną pjaut. Ką tik pašikai, ne, šviežieną. O jau dvokia. Kur praeitam vlogė ar kažkuriam vlogė minėjau, kad visos karvės panašiai didumo karvių yra Angus, o tarkim šita ruda yra Hereford, bet šita ruda yra Angus, tiesiog sumaišyta su rudu buliu. Iš veidų žiauriai skiriasi karvės, kuri yra Angus, o kuri yra Hereford. Tai Hereford snukis visiškai kitoks. Toks, kaip Kauris sako, ugly face cow. Jeigu prieitų interviu, duot karvį, tai parodyčiau, kurie yra Hereford. Tai tarkim, yra šita. Kaip tik atsisuko. Nors ne, šita ne Hereford. Nors gali ir Hereford. O žinot, ir pats dabar susimėčiau. Bet šita yra tikrai Hereford, nes snukis kitoks. Ir dydis jos kitoks yra. Truputį didesnis jos. Tai žodžiu, tų karvių veislių yra šiaip labai daug. Vakar kaip tik ar kažkurią dieną su Kauriu kalbėjom, kad daug ten žodžių tų veislių yra. Ne? Ir googlinau, tai ten kaip kažkas rašė komentarus ir limuzin, tai žiauriai didelis karvės. Po to žodžiu, neprisimenu tų vadinimų iš tikrųjų, tai čia nevaidinsiu protingų, bet labai daug karvių yra rūšių ir skiriasi palei dydį, palei snukį, kaip mūsiškis 2 rūšių yra. Įdomus dalykai. Tad jau. Sveikinuosi iš popietų, sukrovėm vakarykščius medžius ant paletės, vežam į namus. Kas nutiko, kol valgiau? Prieš pietus išleidau šunis į lauką ir taksas yra šiandien su Kauriu, tai darbuojasi jie kartu pas kaimyną, o su manim yra Soksas, Eksas ir Čeksas. Ir Čeksas yra seniausias berods šuo. Ir jis yra kurčius, visiškai žodžių negirdi. Kad ateitų paskui tave, turi tai padaryti. Žodžiu, ženklai su šuniuku reikia bendrauti. Ir žodžiu, Sokso ir Eksą įleido į vidų, o Čekso nematyt. Nežinau, kur jis yra, kur nubėgo, niekad taip nebūdavo. Tai sunešu malkas. Gal pamatys traktorių, kad juda, gal atbėgs iš kažkur, nes šiaip tai sakau, niekur nematyt, gal kažkur prie šopo bastusi, reis gal prasukt ratuką, bet tikėkimės nepraradom šuns. Ir grįšim antram reisui ir dar nuversim šitus 2 mažiukus. Štai šitus vakar norėjau nuversti, nes irgi jį yra nudžiūvę. Pjūklas sakė, galima palikti per naktį. Tai palikau vakar, nes baigiau sustirti į ledą, kaip matėt. Dar dūmas rūksta iš po vakar laužo, tai įkursim, sumesim šitas visas šakas. O, dar čia malkų, šitą dar pamazinį, žodžiu. Užkursim lauželį, sumesim likusias šakas ir galbūt, jeigu turėsim dar laiko, nuvarysim į mišką, pamalkau dar truputį. Nes nemanau, kad užteks namuose viską užkrauto, gal ir užteks. Čia visai daug čia.
matyt, Čeksas atbėgo, nežinau iš kur visas snieginas. Aks! Šuniukai, matot, ir su katytėm gerai bendrauja. Išplaukit man grindis dabar, šunys. Gerai? Išplaukit grindis. Eime. Vėliau čia išluosim. Atvažiavom patikrint to melioracijos griovio, iš kur dar vakar karvės galėjo gert, nes porą vietą dar buvo kažkaip su kanopa gal prasidaužę iki ledo, iki vandens, o kažkaip, žodžiu, dar buvo neužšalę pilnai tam tikros vietos, kur žolė arčiau, o šiandien jau viskas užšalę, tai duosim žinot Kaurį, kai šiandien grįš iš kaimynų, kad reikia greičiausiai išpjauti eketę jau. Galėčiau ir aš išpjauti, bet kažkaip Kauris sakė, kad ten specifiškai reikia išpjauti, kad karvės neįkristų, nepaskestų. Aišku, ten tam pačiam melioracijos griuvy išpjausime eketę, bet tai ten nėra gilu, ką noriu pasakyti. Bet vis tiek, žodžiu, kažkaip taisyklingai reikia išpjauti. Tai sakė man nepjaut, o grįžt namo ir parodys kaip išpjaut. Tai darbai baigti, chata prinešta malkų, reikia tik iššluot, traktorius pastatytas, grįžtam namo, užkuriam pečiuką, neužkuriam, o atsukam sklendę, kaip sakant. Atsukam sklendę tiek, kad įsikurtų vėl. Geras pečius, man patinka. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's land to plant some seeds. Labas rytas, gruodžio 23 diena, rytoj kūčios, visus su artėjančiam šventėm, o jau kas dabar jau žiūri, tai jau greičiausiai viskas praėjo, ir kūčios, ir kalėdos, ir antra kalėdų diena,
Tai vadžiu, gerų švenčių, gerų artėjančių metų, 26 metų. Mes pašėrėm šiandien karves, ryte minus 20, dabar minus 15, tai per pusantros valandėlės nukrito 5 laipsniais, pakilo 5 laipsniais, nenukrito. Tai turim apie 15-14 laipsnių minuso, tai nėra taip šalta, kaip buvo 6 ryto. O vakar dar buvo atvykęs Dezas, Kaurių draugas, mechanikas, tai sakė, kad sutvarkė šilumą. Traktorius nebuvo pasiekęs darbinės temperatūros, tai nejau patikrint, neturėjau tiek laiko, nes buvo gan vėlus vakaras, 9-10, tai vadžiu, naktivaldos chebra sakė, kad turi veikti tikrai. Tai šiandien pašildysiu normaliai, pažiūrėsim, ar veikia temperatūra traktoriui, šiluma, pagaliau ir jo, let's get it. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea for the ancient memories, just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. Atvežėm 5 rulius, kabinai šilta. Baigiam užmigt, baigiam suprakaituot netgi. Ant kiek kabinai šilta, šilumėlė pučia, viskas veikia. Tiek dar, kai baigsim prapjauti visus rulius dabar, tai uždėsim dar šitą ventiliacijos angą. Praeitam 35 vlogė mačiau, kad nedaugelis, bet keli komentarai buvo, kad yra blogai prapjovus rulių šniūrą, palikt tą šniūrą tiesiog kybot, žinai. Šiandien kaip tik Aurių paklausiau, tai šitie šniūrai nėra plastikiniai, karvės jų neėda. Tai yra plastikinius karvės ėda, o šitie yra, kaip tas pavadinimas, žodžiu, jie yra Sisal Twine Sisal Twine Biodegradable šniūrai, tai va štai tokie, tai aišku, čia tai maži kiekiai, ne rulonom, bet žodžiu, jie yra labai greitai sutrūnyja ir jų karvės neėda. Plastikinis ėda, šitų neėda. Nežinau dėl ko. Tiesą pasakęs, man visiškai neįdomu, kodėl plastikinis ėda, o šitų neėda. Kad ir suėda, jie sutrūnyja greitai, skrandis juos suvirškina su skrandžio karvės sultim. Yra antiek toksiškos, juokauja. Tai žodžiu, dėl to šniūrus paliekam ir jokių bėdų su tuo nėra. Kauris jau daugelį metų tai daro ir jokių problemų su karvėm nėra. Jeigu numiršta karvė, tai visiškai aišku, dėl ko numiršta. Tai vilkas papjovė infekciją ar dar kažkokią, bet niekad nebuvo bėdų su šitais šniūrais. Šitus šniūrus naudoja daugelis čia kaubojų, farmeristų, gyvulininkistų. Jokių problemų. Breisės ferma, kaip žinot, kaip esate jau girdėję, yra daug didesnė negu mūsų, apie 1500 galvijų. Tai jie ten kažkokį turi rulių maliklį, mulčerį, kur tiesiog su tai šniūrais meta, sumulčiuoja ir jokių bėdų nėra su tuo. Tai ačiū žiūrovam už pasiteiravimą, ar surinku šniūrus ar ne. Tai ir aš buvau biškį jau susirūpinęs, nes gal praklausiau Kaurių, gal sakė surink, gal sakė kažką, žinai, daryt. Pasiklausiau, tai viskas gerai su šniūrais yra, galima palikti, tai dabar einam, pjaunam ir varom atgal į garažą uždėti šitą ventiliacijos angą. Kabos! Labas rytas, mergaitės. Oi, tu, nu. Atsargiai, nenorėjau išgąsdinti šitaip. Lembački. Prašau, mergaitės. Easy, girls, easy. Tai va, matot,
šniūras nėra plasmasinis, o iš kažkokios perdirbtos medžiagos ir yra friendly. Ką, ryto darbai padaryti, karvytės pašertos, graži diena nusimato, bent rytas. Rytas buvo gražus, po to baisiai pradėjo snigt, pūga vos nebuvo ir dabar vėl gražu. Tobula. Take everything from me, then bring it on. It's because I am just a wandering man that I need you now to take my legs, or else I'll ramble on until I wreck the song. I'll take it all to set me free, I beg. Labas rytas, draugai. Kalėdos, su kalėdom visus ir kalėdų gražų rytą. Turim minus 28. Vakar, kaip matėt, sulaukėm Kaurių draugų, pakučiavojom. Tai šiandien kalėdos, antis, visa kita. Varom su Kauriu šert gyvulių, bet turim šiokių tokių problemų šiandien. Tai yra įsileidęs priekinis ratas traktoriaus su kabina ir padanga visiškai yra nušokus nuo ratlankių. Tai einam žiūrėt. Nežinau, žiūrėsim, kaip galim išspręsti šitas bėdas. Galbūt šiandien nelabai daug ko išeis parodyti, tai žiūrėsim, kaip seksis, žodžiu, ar išeis kažką parodyti ar ne. I was staring out the window of a plane, about 1,000,000 miles away from where I came. From the sky the people all just look the same. On the other side of clouds there ain't no rain. And flying down the road I reach to rub my eyes and peel the sunroof back so I can see the sky. And castle walls up on a crag go passing by. And it's times like these that keep me asking why. You know, it's times like these I realize it's time to give, it's time to live. Light up the night, bask in the light of burning bridges. Sveiki bičiuliai, sveikinuosi iš gruodžio 27 dienos, 5 valandos vakaro. Ką tik pašėrėm karvytės 4 ruliais, lauke truputį sninga. Dar kartą visus noriu pasveikinti su praėjusiam kalėdom ir kūčiam ir artėjančiais naujaisiais metais. Šitas paskutinės dienas nelabai kas buvo filmuojama, nes, žinot, užimtas laikas, ruošiam valgėm antį, tad nieko baisiai nenorėjau ten filmuoti ir kišti savo kameros, reikia ramybės, žinot, per tokį laikotarpį. Tai jo, smagiai praleidom laiką, pakučiavojom, atkalėdojom. Kaip matėt, buvau nusimovus priekinio rato padangą nuo obodo, kaip sakant, tai užmovėm, bet įsikrovė kamerą, dėl to ten viskas taip trumpai ir įvyko. O niūri diena buvo, žodžiu, tai nepavyko pasikrauti kameros, visos įsikrovusios. Tai atleiskit, kaltas. Greičiausiai paskutinis vlogas šiais metais. Noriu padėkoti visiems subscriberiams, nes šiais metais susikūriau tą kanalą, kas naujai žiūrintys žiūrovai esate dabar. Ir per metus pavyko užauginti 4337 berods, kiek mano žiniom dabar yra subscriberių. Tai didelis labai ačiū jums. Tikėkimės kitais metais pasieksim 10 000 subscriberių komandą ir gerų artėjančių metų, pinigų,
gerų metų, žodžiu, žinai, kaip sakant. Svarbiausia tai pinigai valdo pasaulį, 5G valdo pasaulį, kaip sakant. Varom uždaryti vartus. Šita linksma gaidelė, kad uždarom vartus, uždarom ir šių metų paskutinį vlogą. Tad dar kartą ačiū, kad buvot su manim šiais metais ir tikiuosi 2026 bus dar geresni negu šie metai, nes planai dideli. Tad uždarom šių metų paskutinį vlogą jau dabar. These honky-tonk mirrors put lines in your